Rudolfas Halfmajeris yra kompozitorius. Šis akceleratoriaus pedalas tai vienas iš jo instrumentų. Pilnai nuspaustas, jis skleidžia štai tokį garsą. Taip kuriamas sportiško Audi R8 e-tron automobilio garsas. Kol kas jį galima išgirsti tik studijoje. Mes turėjome įtikinti daug žmonių, kad reikia kurti garsą, kuris būtų visiškai naujas. Rudolfas kuria būsimų automobilių garsą įrašų studijoje. Anksčiau to negalėjai net įsivaizduoti, kad kompozitorius kurs garsą automobiliui. Be jokio garso būsimas Audi R8 e-tron elektra varomas automobilis važiuotų labai tyliai. Jį išgirsti praeiviams būtų beveik neįmanoma. Elektromobilis skleidžia tik padangų ir oro keliamą triukšmą. Tai nėra saugu. Pirmus žingsnius, kuriant automobilių garsą, pradėjome dar prieš 4 metus. Didžiausia problema mums yra tai, kad tu nieko negali nusipirkti. Turi kurti viską nuo pradžių, nuo nulio. Turime sukurti ne tik melodiją, bet ir visą įrangą, programas. Bet svarbiausia, kad reikia sukurti tokį garsą, kuris būtų ir priimtina žmonėms, ir skambėtų sportiškai. Mes užtrukome net 3 metus. Audi inžinieriams teko kurti tokį garsą, kuris atspindėtų ir sportinio automobilio dvasią. Nes kai pasirodys prekyboje, Audi R8 e-tron bus ko gero vienas sportiškiausių ir greičiausių elektra varomų automobilių pasaulyje. Inžinierių tikslas ir buvo toks, kad jos skleidžiamas garsas atspindėtų tą didelę galią. Ir galų gale naujasis automobilis nebus visiškai tylus, jį galės girdėti praeiviai ir galės atskirti, kad čia važiuoja labai neįprastas, bet labai sportiškas automobilis.